Liepos 25. Vienas yra įstatymo leidėjas ir teisėjas tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas esi tu, kuris teisi artimą? Jokūbo laiškas 4 skyrius 12 eilutė. Sutinkamai su šia mintimi apaštalas Paulius vienoje vietoje pasakė, kad nei pasaulis, nei broliai nesugebės jo teisti, kad tik Dievas gali tinkamai teisti, nes skaito širdis ir žino visas aplinkybės bei išbandymus ir silpnybės, su kuriomis kovojama. Net pasakė, ir aš pats savęs neteisiu. Pirmas laiškas Korintiečiams 4 skyrius 3 eilutė. Puikus elgesys yra nesmerkti tų, kurie parodo, jog kaip Viešpaties vaikai elgesi taikoje su savo sąžine, ir kartu nesmerkti savęs panašiose aplinkybėse. Taigi paprasčiausiai kiekvieną dieną turime eiti į priekį, darydami ką tik sugebame geriausio, kad galėtume tobulinti dangiškas malones ir tarnauti savo vadovui, palikdami pasekmes Viešpačiui. Dievas yra įstatymų leidėjas toje prasmėje, kad visi įstatymai valdantys jo morališkai laisvas būtybės, eina iš jo širdies ir proto, ir jis įrašė tai jų širdyse ir protuose. Todėl jis yra tas, kuris reikalauja laikytis šių įstatymų, suteikdamas gyvybę tiems, kurie lieka taikoje su jo įstatymais ir bausdamas mirtimi tuos, kurie laužo jo įstatymus. Todėl šių teisimo pareigų neturi niekas, išskyrus tuos, kurie paskirti Dievo, kad užimtų jo teismo sostą. Klausimai: ar šią savaitę elgiausi ir veikiau taikoje su Dievo duotomis teisėjų pareigomis? Kokie išbandymai padėjo, o kokie trukdė? Kokios buvo pasekmės? Vienas yra įstatymo leidėjas ir teisėjas tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas esi tu, kuris teisi artimą? Jokūbo laiškas 4 skyrius 12 eilutė.